Ačiū, gerbiamasis pirmininkė, gerbiamasis energetikos ministrė. Na, labai malonu matyti jūs vėl sugrįžus į šį labai atsakingą postą, nes energetika kažkaip tai buvo palikta kaip vaikas be priežiūros 4 metus. Mano klausimas iš programos 595 punktas. Remsime vėjo energetikos plėtrą jūroje tuo atveju, jei tai nedidins elektros energijos kainos pramoniai ir vartotojams. Kaip žinia, vienas parkas buvo su vystymo mokesčiu, berods 20 milijonų valstybei buvo pažadėta, o antrasis parkas atvirkščiai jau 15 metų iš vartotojų kišenės bus prašoma remti gana aukštą 107 eurų už megavatvalandę, na, sakykime, tokių mokesčių. Tai yra gan didelis mokestis. Kaip elgsitės tuo parku, kuris tiesiog buvo, na, be konkurso, aš sakyčiau, arba labai keista konkurso forma, vienas ten dalyvis paskonkuruoja su savim ir dar konkursas nėra baigęsis. Ar tiesiog sudarysite realią konkurenciją, ar bus kitaip, nes kaina prognozuojama 32 metais 50 eurų, tai bus dvigubai beveik permokama. Ačiū. Dėkui. Tikrai labai geras klausimas. Iš tiesų, situacija dėl atsinaujinančios energetikos plėtros yra ta, kad daugelis projektų šiuo metu stoja, tą reikia pripažinti. Vėjo energetika jūroje strateginiu požiūriu jinai reikalinga, be abejo. Klausimas yra kainos, kiek už tai galima papildomai mokėti, dėl to programoje yra įtraukta nuostata, kad pirmasis principas, aišku, turėtų būti vykdoma maksimali konkurencija, tai užtikrinti maksimalią konkurenciją, kad nebūtinai, kaip dabar sukurtos sąlygos, aišku, yra vienam dalyviui laimėti šį konkursą, tai kad būtų maksimali konkurencija. Antrasis aspektas, netgi ir turint tą konkurenciją, reikia vertinti kainą. Tai referencija yra būtent į kitus atsinaujinančios energijos išteklių projektus sausumoje, būtent saulės ir vėjo projektus. Ir pirmiausia, turėtų būti išnaudojamos tų projektų plėtros galimybės. Tai tiesiog, ką mes sakome programoje, tai kad racionaliai tikrai vertinsime šiuos projektus. Na ir kaip žinia, paskutinis konkursas buvo paskelbtas lapkričio 18 dieną. Įdomi tokia situacija yra, kai kadencijos pabaigoje yra paskelbiami konkursai, kur politinė atsakomybė ir praktinė atsakomybė turės prisimti kita vyriausybė. Bet tikrai pažadu, kad sprendimai bus racionalūs ir kad nedidintų naštos tiek verslui, tiek gyventojams.